Sveiki, mėly tinklalaidės Tyla po triukšmo žiūrovai. Aš Augustė Bagalytė. Aš Augustė Ramskaitė. Ir šiandien laidoje malonumas matyti man asmeniškai mėgstamiausios grupės atlikėją Maksą. Ir bus įdomu pakalbinti. Sveikas merginos, sveiki visi žiūrovai. Dabar, kai jūs pristatinėjate, aš supratau, kad, žinot, yra toksai prietaras, kai esi tarp žmonių vienodais vardais, galima sugalvoti norą. Jo, tai aš būtinai pasinaudosiu po to, kai mes išfilmuosim viską ir pabaigsim mūsų pokalbį į kamerą, aš būtinai pastovėsiu tarp jūsų ir sugalvosiu norą, gerai? Šiandien mūsų tema yra apie kelią į muzikos pasaulį ir kaip jis prasidėjo. Tai mano klausimas pirmas jums būtų, kaip prasidėjo jūsų kelias į muzikos pasaulį, kaip sugalvojot būti muzikantu, ar nuo pat vaikystės buvo šita svajonė, ar anksčiau buvo kažkokių tai kitų svajonių, profesijų? Mūsų kaip grupės, nes, mes turbūt viens kitam galim to sakyti, ne? Tai mūsų kaip grupės prasidėjo 95 metais ir šitas klausimas yra dabar labai laikų ir vietoj, nes šiais metais mūsų kolektyvui baisu pasakyti yra 30 metų. Tai kažkoks beprotiškas skaičius, kurie žiūriu ir netikiu savo akim, bet tai yra faktas, tai yra ta matematika metų. Ir prasidėjo 95 metais, bet prieš tai be abejo buvo kažkoks susidomėjimas muzika. Tai mes mūsų gimtadienį atskaitos taškas yra spalio 1 diena, 95 metų mūsų pirmas koncertas. Ir aišku, prieš tai mes išėjom į tą koncertą jau kažkaip pasiruošę, jau kažkoks tai kelias buvo praeitas. Ir viskas prasidėjo labai banaliai iš esmės. Tai buvo gitara, buvo noras, toksai jaunatviškas maksimalizmas, kad tu viską žinai, ne viską žinai, bet tu daug žinai ir tu nori pasidalinti su šiuo pasauliu, nori padaryti šį pasaulį geresniu, nori pasidalinti savo mintimis, kad tave visi išgirstų. Ir tas beprotiškas noras kartu su neslėpsiu, su noru patikti mergaitėm, nes, kas gali būti dar geresnis variantas, tai patikti mergaitėm negu stovėti scenui su gitara. Arba būti sportininku, kuris ten muša įvarčius futbolo aikštelėje. Tai mes pasirinkom stovėti scenui su gitara. Bet, tai aišku, čia pusiau juokas, aišku, bet kiekvienam juokelį yra ir dalis tiesos. Ir tai prasidėjo nuo tokių paprastų brazdinimų gitara, nuo pirmų dainų, ten savo pirmos dainos, aš atsimenu faktą savo pirmos dainos, kad aš ją parašiau, bet aš neatsimenu nei apie ką ten buvo, nei apskritai kas ten buvo. Tai šioje vietoje aš savo pirmos dainos neatsimenu ir turbūt rankraščių irgi nėra lygiai. Manau, kad ne. Nors gal gali žinom. Ir tai buvo pasibrazdinimai gitara, atrodė viskas daugiau negu nerimtai. Tai buvo pasisėdėjimai su draugais, Tai mūsų buvo tokia kompanija, kur ne mes vieni grojom gitarom ir dainavom ir norėjom kažką pasakyti pasauliu. Tai buvo toksai pasidalinimas, o žiūrėkit, ką aš sugalvojau, žiūrėkit dabar, ką aš sugalvojau, o dabar aš padainuosiu. Ir mes sėdėjom labai gražiai, mes netgi nuolat mes organizuodavom tokius susitikimus prie arbatos, šiandieną mes renkamės pas tą, šiandieną pas tą. Ir rinkdavomės mes atsigerti arbatos, jokių taurių gėrimų, atsigerti arbatos, ten kažkas pyragą iškepa ir mes taip sėdėjom, taip labai jaunatviškai, labai naiviai galbūt, bet praleidinėjom laiką, tiesiog bendravom, dalinomės mintimis, dalinomės dainomis ir žiūrėjom, kadangi tai buvo, sakau, tokia kompanija, kur dar buvo žmonių, kurie grodavo ir grodavo geriau negu mes žiūrėjom, ką jie daro ir bandėm atkartoti. Kai mes jau išmokdavom, mes susirasdavom kažkokių kitų žmonių, kurie irgi groja. Ir taip palaipsniui, kažkaip nebuvo tokių mokytojų, kurie pasakytų, kad reikia daryti taip ir taip. Ir arba pas kurį galėjai ateiti ir pasakytų, kaip man čia ir kažkas paaiškintų. Ne. Nes tiesiog žiūrėjom ir bandėm savo mokslai visiškai tiesioginė to žodžio prasme savo mokslai. Tu tiesiog pasižiūrė ir pabandai atkartoti, kažkas gaunasi. Ir po biškį vis rimčiau atsirado elektrogitaros, atsirado noras jau pasijungti, atsirado jau noras kažką įrašyti, tai dar nebuvo biplanai. Tai buvo kažkiek tokie nedrąsus, o galbūt atvirkščiai drąsūs bandymai, nežinau. Ir po to
atsitiko pažintis su dabartinė grupė Lemon Joy, su vaikinais. Ir mes su jais labai bendravom ilgą laiką ir dar nuo tų laikų, čia nuo 93 metų praeito amžiaus, kaip baisu sakyti tą dalyką. Ir dabar mūsų daug kas sieja su Lemon Joy. Mes iki šiol esame draugai, Igoris yra mūsų draugas, bičiulis. Tuometinis Lemon Joy bosistas Seržas groja dabar mūsų grupiai. Tai daug yra tokių sąsajų. Ir atsitiko ta pažintis, mes pradėjome bendrauti, mokytis iš jų, nes jie grojo geriau, jie jau turėjo koncertų. Ir atsirado studija, kur mes mainais už tai, kad ten mes, tuometiniai dar ne biplanai, bet jau beveik biplanai, mainais už tai, kad mes ten nakvosim ir saugosim instrumentus ir baisiai brangią aparatūrą, baisiai brangiai, aišku, kabutėse. Už tai, kad mes ten nakvosim, mes irgi galėsim ten repetuoti. Čia buvo Lemon Joy studija ir mes daliname studiją, kas irgi mums buvo į naudą, nes mes matėm jų repeticijas, mes galėjom kažko tai pasisemti. Šitoj vietoj jau mes galėjom paklausti kažko tai, pasakyti, o kaip čia yra, ir jie mums galėjo paaiškinti. Ir aplinkui muzikantai kažkokie atsirado. Ir vienas iš tų muzikantų, tai buvo grupės Merlin gitaristas, dėja amžinatilsį dabar, Radionas Kolaminas, kuriam mes labai dėkingi esam ir kuris mus ir ištraukė į tą pirmą koncertą. Jisai tiesiog atėjusi jau pamatė, kad mes jau kažką grojam, iš tikrųjų mums kažkas tai gaunasi rimčiau negu šiaip pabrazdinimai gitaromis ir jisai pasakė, jūs čia labai stipriai konservuojatės čia savo sultyse, pas jūs repeticijas ateina draugai pasiklausyti jūsų, bet jums reikia tikro koncerto. Ir jisai pasiūlė mes su Merlinai ir grupė Šiaurės kryptis. Labai gera grupė ir iki šiol mane labai žavi jų kūryba, labai mėgstu. Ne dėl to, kad mūsų pirmas koncertas buvo su jais, bet tiesiog man labai artima jų kūryba yra. O Šiaurės kryptis tuomet buvo populiari gan grupė. Ir sako, mes grosim koncertą, ar nenorit tiesiog pirmi sugroti apšildyti. Mes galėjome apie tai tik tai pasvajoti. Ir mes aišku sutikom, per porą savaičių mes labai įnirtingai surepetavom 5 dainas ir sugrojom tą koncertą. Viskas, vat nuo to prasidėjo biplanai, mums asmeniškai, mes nuo tos datos, nuo to laiko, nes tada mes scenai pajautėm, kad viskas, mes čia ilgam, tas dalykas mūsų užkabino. Užkabino labai stipriai. Ir galbūt tai vėlgi yra tam tikrų aplinkybių dėka, nes mes užėjom klausytojai. Ta prasme, klausytojai mūsų iškart priėmė. Jeigu būtų galbūt, jeigu klausytojams tuo metu tam koncerte nepatiktų, kas žinkai buvo. Bet mūsų klausytojai priėmė nuo pat pirmos dainos, nuo pat pirmo akordų ir mes pajautėm tą energiją iš salės, tą feedbacką ir tuo metu per pirmą koncertą buvo jau pirmas pakartot. Mes neturėjom ką kartot, mes turėjom tik tai 5 dainas, bet mes buvom pasiruošę išeiti čia ir dabar sugrot dar kartą tas 5 dainas. Ir turbūt, vis tik tai turbūt ir aplinkybių dėka, mūsų tas dalykas užkabino ir mes supratom, kad viskas. Taip, faina. Dabar taip beklausydama prisiminiau, kad čia, tiksliai neatsimenu, kurie čia diena buvo, bet ėjom su mama per miestą ir girdim, kad šitam VAU kieme groja, mama sako, kas ten groja, sakau, pagal mane iš garso atskiriu, kad į biplanai, sako, einam paklausyti, įlindom. Ir jinai tik klausė ir sako, 30 metų, sako, ir nieks atrodo nepasikeitė, tokie patys jauni, tos pačios dainos. Oi, duok dievę, kad nieks nepasikeistų, nes aš nežinau, man tie 30 metų tai yra toksai baisus skaičius, aš žiūriu ir netikiu. 30 metų tai yra jau ten, nežinau, jeigu imti, tarkim, kaip pavyzdį žmogų, vyrą, tai čia yra suaugęs, jau subrendęs vyras, o mūsų grupė yra 30. Tai jo, tarp kitko, ten, kur jūs ėjot, Pilies gatve, jūs turbūt ėjot nuo katedros aikštės iki viršaus, tai jūs praėjot tą vieną iš Alma Mater biplanų, tą patį studiją, apie kurią aš pasakau, kur mes nakvojom. Tai yra Pilies 10, būtas 2. aukšte, ten dabar kažkokia parduotuvė, dar kažkas, tai toksai baltas namas.
Tai Pilies 10 tai buvo ta studija, apie kurią aš pasakojau. Reikės atkreipti dėmesį. Kur mes dalinamės studiją su Lemon Joy tuometiniais. Kas dabar irgi yra nerealu, turėti studiją Pilies gatvėje, su langais į gatvę, kur viskas girdisi, ką tu groji. 94 metais, 4-5 metais, tai buvo normalu, turbūt. Kaip kilo pavadinimas grupės Biplan ir kokia reikšmė pavadinimų įdomu? Tiesą sakant, aš šį klausimą atsakinėsiu dabar, nežinau kokį kartą, 578 kartą. Bet aš atsakysiu, man nesudėtinga. Ten pavadinimų buvo begalė ir aš jau net visų pavadinimų neatsimenu. Bet tai buvo dar ne Biplan, tai nebuvo dar tas... Tai, kas po to patapo Biplanis, tie 3 žmonės, ten buvo Ekspromptus kažkokia grupė, ten dar kažkas pas mus fleitystė buvo, Lika, jo, iki šiol kartais matomės, ne orkestre dabar groja. Ir buvo daug visokiausių, bet po to mes, kai jau atsistojom ant bėgių ir supratom, kad vad mes darom, mes sugalvojom, kad mūsų pavadinimas yra planas B, angliškai, plan B. Ir vėlgi grįžtam prie Pilies 10 studijos. Ten mes repetavom ir buvom ta grupė Plan B, mes buvom 3, mes neturėjom dar būgnininko, bet jau supratom, kad aš dainuoju, Olegas yra gitaristas ir Artiomas tuometinis bosistas mūsų. Ir ilgą laiką po to grojęs, planus iki 2005 metų. Ir apačioj man atrodo prie katedros aikštės stovėjo kioskeliai, kur pardavinėdavo daug visokiausių dalykų, pradedant nuo alaus ir ten kažkokių kramtoškių, baigiant piratinėmis kasetėmis. Ir atėjo Igoris iš Lemon Joy ir sako, Hebra, yra tokių naujienų, aš dabar ant kioske mačiau kasetę, kažkokią vokiečių metalo grupę su pavadinimu Plan B. Ir mes žiauriai nuliūdom. Nes, negali būti pasaulyje 2 grupių to pačių pavadinimų. Ir mes žiauriai nuliūdom, nes mums taip patiko tas pavadinimas. Ir tas pats Igoris pasakė, jūs galit pakeisti tiesiog vietomis, kad būtų be plan. Ir tas be plan, mūsiškai B-plan ir suskambėjo labai panašiai, o B-plan tai yra vienas žodis, kuris reiškia lėktuvas. Čia yra lėktuvas, turintis 2 sparnus. Arba 4 sparnus, čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Įprastas lėktuvas turi iš vienos iš kitos pusės, o tas turi ant viršaus ir iš apačios. Tas toksai dir. Ir mums tas sąskambis su Biplan, su lėktuvų aviacija yra labai romantiškas dalykas. Mums yra po 15-16 metų, mes esam patys romantiški labai jaunuoliai ir lakūnai. Tai vėlgi yra toksai, herojiškumas tame yra, ne, ir muzikantas su gitara, ir lakūnas, tai yra tas dalykas, kuris, turi svorio. Ir mes ilgai negalvojom, mes tą pačią sekundę pasakėm, tai reiškia mes Biplanas, viskas Biplan. Ir prilipo iš karto. Ir mes dar ilgą laiką buvom su to pavadinimu Biplan, kaip aš ir pasakojau, tiesiog tokiam pakabintoj būsenoj tokia. Mes neturėjom nei dainų kažkokių, kur mes galėjom kažkam parodyti, kažką tai apčiuopiamos kūrybos. Mes tiesiog ieškojom savęs, bet jau buvom Biplan. Ir po to jau atsirado dainos ir atsirado tas koncertas. Ir tada būtent dėl to mes, būtent Biplan gimtadienį mes galvojom, kad tai, turbūt, kad teisingai būtų minėt būtent nuo pirmo koncerto, kai įvyko tas stebuklas. Jo, tai istorija iš vienos pusės banali, iš kitos pusės, vėlgi istorija, kurią galima pasakoti ir nenusibostant. O kaip atrodo muzikos kūryba, ar kurdami vadovaujatės labiau discipliną ar įkvėpimu? Tiesą sakant, aš nežinau, ar reikia vadovautis kažkom tai. Bet dabar analizuojant, kaip tas gaunasi, tai iš vienos pusės aš pasakyčiau, kad tai įkvėpimas be jokios abejonės, nes kai tu neturi ką pasakyti, kai tu neturi ką ištransliuoti, tu esi tuščias, arba nesusiformavo tavyje ta mintis, ar ta nuotaika, kurią tu nori, jeigu mes kalbam apie muziką, tarkim, jeigu taip visai paprastai aiškinti, tu nepakankamai liūdnas, kad parašyti liūdną dainą, kad sugalvoti liūdną melodiją, tas turi savaime viskas atsitikti. Tau turi užeiti kažkokią
tai nepaaiškinami dalykai turbūt, kaip ir bet kam, nežinau, tapytojui tam pačiam ar tai kažkas tai turi užeiti, kažkokia emocija, kažkokia nuotaika, kažkokios vibracijos, kur tu pajusi ir norėsi ištransliuoti. Tai iš vienos pusės be abejo įkvėpimų reikia vadovautis. Iš kitos pusės disciplina, aš labai kaip čia pavadinti, disciplina. Ta kūrybiškumas ir produktyvumas, jisai tiesiogiai priklauso nuo tos disciplinos. Jeigu tu neversi savęs, jeigu tau užėjo tos vibracijos, o tu sakai, aš dabar tingiu, aš vėliau tas neateis. Aš stengiuosi bandyti įrašyti mažiausią vibraciją. Ta prasme, ar tai būtų kažkokios 2 eilutės, tai nebūtinai įkvėpimas, atsėdai ir tu aš parašysiu dainą. Tai yra 2 eilutės. Kažkokia vibracija užėjo, tau atėjo 2 eilutės, tu užrašei. Galbūt tos eilutės pradings ir daugiau niekada neprisiminsi. Arba tu pasižiūrėsi po 2 dienų ir pasakysi, Dieve, kokia nesąmonė ištrūsi. O galbūt tai naujos dainos pradžia yra ir iš tų eilučių išsivystys. Taip pat su muzika, tu turi kažkokį tai motyvą, tu gali sėdėti grot ir tau atsiras kažkas tai. Ir tam, kad tai vyktų, reikia netingėti. Reikia pastoviai, ne tai, kad versti save, bet pastoviai užrašinėti tai, nebandyti atidėti tai kitam laikui. Nu dabar jau užėjo, bet man dabar nepatogu. Aš dabar ten vairuoju, arba aš dabar ten kažką. Po to, vėliau vakare atvažiuosiu namo. Ne velniu tu vakare atvažiuosiu namo, neužrašysi, Bet telefonai visi tie garsai. Jo, imi viskas, kas po ranka, telefonas. Tau atsirado kažkokia melodija, galvoju, kai neturi gitaros, aš taip darau. Aš imu telefoną, įjungiu diktofoną ir aš ten ir po to aš jau galiu prisėsti su instrumentu, pasiklausyti ir suprasti, ar čia buvo nesąmonė, tai ką aš ten paninevau, ar iš tikrųjų iš to kažkas bus. Tai čia kaip treniruotė, kaip raumuo. Be to raumens, be tos treniruotės, tau po to gal arba nesigaus, arba gausis ne taip gerai, kaip galėtų būti, jeigu tas raumuo būtų ištreniruotas. Tai disciplina irgi labai svarbus dalykas yra. Ir todėl sudėtinga pasakyti. Kažkas apie tą discipliną apskritai negalvoja, turbūt. Bet aš žinau, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie tiesiog negalvoja apie tai ir iš kurių tiesiog pastoviai eina kažkoks tai toksai srautas kūrybos ten. O yra žmonių, irgi pažįstu, kurie ten, tarkim, rašo tekstus, dainom, eilėraščius, kurie tiesiog, kad neprarasti formos, tiesiog rimuoja beleką. Nu tiesiog, be įkvėpimų, tiesiog kažką tai ten pasako kažkas frazė, jisai ją pratęsia užrimuodamas. Tiesiog, kad būti pastoviai tame tonuse, nu tokiam kaip sportininkai. Jo. Tai čia yra skirtingi prieimai prie viso to. Aš manau, kad aš kažkur tai per viduriuką, aš esu iš tų tinginčių žmonių, kuris galbūt yra linkęs kartais pasakyti, vėliau, bet todėl man reikia sąmoningai save priversti kartais, ne vėliau, dabar padaryti, nes po to pradings. Bet iš kitos pusės, įkvėpimas yra aišku svarbiausias dalykas. Bet kokia disciplina be įkvėpimo nieko irgi nebus. Kurios dainos kūrybinis procesas buvo įsimintiniausias ir galbūt ką nors reikalingo suteikė? Šiaip aišku, daug dainų prikurta, bet gal vis tiek kažkas tokio labiau. Kiekviena daina yra kūdikis, kiekviena daina yra vaikas. Ir kiekvienos dainos kūryba yra be jokios abejonės kažką atnešanti tau. Bet aš dabar galvoju, jeigu toksai įsimintinesnis, turbūt, kad po to aš sugalvosiu, kad buvo dar dainų, man dabar, viena iš, gerai, pasakysim taip, viena iš, Amora daina. Jinai buvo parašyta, man labai patinka apskritai, grįžtant prie praeito klausimo apie tai, ko mes vadovaujamės, kai tu pagauni tą įkvėpimą ir kai tu parašai dainą per pusvalandį, greitai, nesikankini. Ne tai, kad tu ten
parašiai, yra ir tokių dainų. Tai yra irgi netaisyklė. Aš sakau, kaip man patinka. Tai reiškia, tai buvo toksai didžiulis impulsas kažkoks tai, tų pačių emocijų arba kažkokių vibracijų ir toksai koncentratas. Ir tu sugebėjai per pusvalandį parašyti daug sudėti savęs per pusvalandį, kai yra koncentruota tokia energija, koncentruota emocija ir tu jų sutalpinai ir dažniausiai tokios dainos būna tokios svarbiausias ir man pačiam, va taip parašytos. Ir dažniausiai, kaip bebūtų keista, tos dainos dažniausiai ir gauna daugiau dėmesio iš klausytojų. Tai pavyzdžiui, Amore, kalbant apie teksto kūrybą, jinai buvo parašyta per pusvalandį. Ir tai buvo iš tikrųjų tokia stipri emocija, pagauda. Ir tai yra nepaaiškinamas dalykas, tu negali žinot, kada ateis tas įkvėpimas. Tu tiesiog jauti, kad tau eina ir tu tiesiog spėk užrašinėti. Tu netgi vėliau po to, ten po valandos arba kitą dieną tu grįžti ir galvoji, kaip aš tai padariau ir tu nesupranti. O tuo metu tu tiesiog, tu sąmoningai tai darai, bet iš esmės aš taip suprantu, tu tai darai nesąmoningai. Iš kažkur tai ateina, o tu tiesiog užrašinėjai, tu esi toksai laikas, per kurį perduodama tą visą dalyką. Tu esi va tas, ar kaip ten yra technikos, puslaidininkas ar ką. Neatsimenu, žodžiu, ne fizikas aš esu. Ir Amore buvo parašyta autobuse, man važiuojant, kai turėjau labai daug laiko, kai knyga buvo paskaityta ir akis pavargo skaityti, tai buvo beveik naktis. Dabar galvoju, ar tai buvo Vokietija, ar tai buvo Lenkija, kurioje teritorijoje buvo Europos buvo parašyta Amore. Ir vat aš tada tik tai spėk užrašinėti, toks jausmas buvo. Aš tik tai rašiau, kažką išmečiau, aišku, bet vat tas gavosi. Ir man apskritai šita daina yra svarbi. Man jinai ir tada buvo svarbi, ir dabar labai svarbi, nežinau, kada svarbesnė jinai, ar tada buvo, ar dabar man svarbesnė. Tai yra daina, tekstas, kurioje koncentruotai daug manęs yra. Ir mano pergyvenimų. Žodžiu, čia toksai stebuklas, kuris sudėtinga paaiškinti, tiesą sakant. Tai ir sakau, kad man tos dainos, kurios parašytos, aš taip vadinu dainos parašytos ant kelio. Tu sėdi ir kažką taip popieriukas ir greitai parašai. Žiauriai patinka man. Man žiauriai patinka tas jausmas, kai tas vyksta, ir žiauriai patinka rezultatas, kas po to gavos. Dabar prisimeniau, bekalbant apie tai, kino filmai daina. Tai yra daina, kur irgi stebuklingų būdų visiškai atsirado. Kino filmai daina, jinai nėra tokia rimta, jinai labiau tokia biški. Flirtas su klausytoju, čia kažkokia istorija, jeigu Amore, ten yra labai daug sielos ir labai daug pergyvenimų. Kino filmai toksai gražus paveikslėlis, toksai biški flirtas, toksai Marilyn Monroe, Sophie Loren, viskas taip. Bet gimė ta daina man praktiškai be miegant. Tai yra, jeigu jūs žinot, tai yra toksai, tokia fazė, miegas turi daug fazių. Aš ten nesu labai stipriai įsigilinęs, yra ta fazė REM, kur, aš neatsimenu ką jinai, kur tavo akis ten, tu guli, aš tikrųjų tavo akis juda. Man atrodo, kad čia yra REM. O yra ta fazė, nežinau kaip jinai vadinasi, ta fazė, kai tu dar nemiegi, bet tavo pasąmonė jau yra laisva. Jinai jau pusiau sapnuose yra. Ir aš gulėjau, aš kaip ir kontroliavau viską, aš kažką girdėjau, bet man iš pasąmonės, kai tu nekontroliuoji jo, apie ką galvoji, pradėjo lysti tekstas ir aš taip, ir aš jį pradėjau dėliot, ir man, neatsimenu, man susidėliojo priedai, aš dabar jau neatsimenu to, jau labiau, kad, sakau, tai yra ta būsena tarp miego ir realybės. Ir aš atsimenu tą mintį, kad reikia tą prisiminti. Ir ryte užsirašyti. Ir po to galvoju, ne, užsirašysiu dabar. Ir aš
išvedžiau save iš tos būsenos, nu pabudau, sakykim taip. Nors aš dar nemiegojau. Įjungiau lempą, pasiėmiau, apgraibom ten lapuką kažkokį tai ir užrašiau viską, netgi nebandydamas galvoti, ką aš čia užrašinėjau. Tiesiog, ką aš atsimenu, užrašiau. Aš padėjau tą lapuką ir galvojau, gerai, rytoj ryte pasižiūrėsiu, ar ten nesąmonė. Atsiguliau ir man vis tiek mintis sukasi apie tą patį. Aš ten tą, ką parašiau, aš vis dar atsimenu, man viskas yra šviežiai. Ir man pradėjo toliau eiti ten, trečias, ketvirtas stulpelis. Ir aš galvoju, oi, kaip fainai, jo, čia dabar begalvoju, reikia vėl užrašyti. Ir aš vėl įjungiau lempą, vėl užsirašiau. Ir kai aš jau supratau per miegus, kad praktiškai yra priedainis ir ten 2 stulpeliai, pabandžiau pagimdyti ten 3 stulpelį ir supratau, kad ne, jau viskas čia. Arba pagimdžiau, žodžiu, kad supratau, kad daugiau jau neišspausiu, jau daugiau man nelenda iš pasąmonės. Tada aš savo ramiai pasakiau, viskas, rytoj pabūsiu ir pasižiūrėsiu. Ir rytoj pabudau, pasižiūrėjau ir supratau, kad tai yra nesąmonė, iš tikrųjų labai gerai. Ir tada, neatsimenu, tada galbūt aš tiesiog prisėdau, arba ten su motyvu jau man tie žodžiai buvo ir aš jį sugebėjau įsiminti. Ir atsirado motyvas ir tas atsigulė ant muzikos. Bet, 2 istorijos jums įsimintinos, kaip buvo parašyta daina. Bet tai yra stebuklas, kiekvienos dainos. Tikrai, taip. Man būna užeina, kad klausau kokios nors mėgstamos dainos ir bandau įsivaizduoti, kaip ją sukūrė. Tai man, pavyzdžiui, Amorė, tai įsivaizduoju, koks miškas, laužas ir panašiai čia autobusą. Ne, visam autobusą važiuojant, jau. Iš esmės tam, kad sukurti dainą, nereikia kažkokios aplinkos. Tau reikia aplinkos čia. Arba čia, čia netgi turbūt labiau, ne čia. Šitas dalykas tau suformuluot, o va čia pradžią, kuris po to perės per čia, tu čia suformuluosi ir atiduosi. O kas ten aplinkui, ar tai yra laužas, ar tai yra autobusas, ar tai... Man tarp kitko gimdavo labai daug visokiausių eilučių, tekstų ir motyvų, tų pačių bevedžiojant šūvį. Kaip šiandien jūs matote sceną? Šiandieną galima būtų pagalvoti, kad scena yra tam tikra jau rutina tokia pasidarė per 30 metų, nes daug ko nenustebina tave, kai tau koncertas ir tau reikia eiti į sceną, yra daug kažkokių rutininių dalykų, pasiruošimų, tu jau žinai, kaip ten viskas, maždaug žinai, kaip ten viskas funkcionuoja, kaip prieš koncerto, netgi tu gali save emociškai jau atpažinti prieš koncertą, tu dabar jautiesi ten neramus kažkoks tai ir tu netgi gali stebėti, tai toj tos neramumas arba praeis, arba ten jisai perauks ten į kitą jausmą, ten ir taip toliau, tu gali jau tą dalyką valdyti. Bet scena yra vėlgi skamba banaliai labai. Scena yra toksai stebuklingas dalykas, kad kai išeini į sceną, tai yra išvis kitas pasaulis. Tai yra tam atlikėjai, kuris yra scenoje. Tai yra totaliai kitas pasaulis. Tave, bent jau apie save aš dabar kalbu, kaip man. Perjungia. Bet koks tu buvai ten, tu ten irgi buvai tikras. Ir koks tu esi scena, tave perjungia ir tu atsirandi kažkokio kitoj dimensijai, tu kažkur tai, kažkokia kita visata. Tai nereiškia, kad, ta prasme, tu nesupranti, kas tau vyksta ir kur tu atsiradai, bet tai yra kažkoks kitas, tu atsirandi kažkokiam burbule kitam. Kitas pasaulis. Aš ne tai, kad negaliu, bet galbūt tiesiog nemoku tai paaiškinti. Tai reikia pajusti turbūt. Ir scena, vėlgi žinant, kas kaip vyksta prieš koncertą, kas gali būti scenoje, bet scena kiekvieną kartą gali tave nustebinti. Asmeniškai būnant scenoje tave nustebina. Scena pastoviai tau kažkokius staigmenų gali. Aš nekalbu staigmenus, aš kalbu dabar biškį emociškai, biškį staigmenų kažkokiu pačiam, pats savo gali pajusti kažkokiu emociškus staigmenų.
Nes scena šiaip irgi kupina staigmenų visokiausių ten, pradedant nuo paprasčiausių dalykų, pamiršau tekstą, kaip aš dabar sušęs, atsijungi instrumentas, arba ten atskrydo ten kažkas tai iš publikos, arba kažką tu, ten irgi vyksta savo gyvenimas. Bet emociškai nėra pilna staigmenų ir kas yra svarbiausia, aš ir pats savo tą dalyką sugalvojau kažkada tai ir aš manau, kad taip yra teisingai. Ir po to girdėjau iš daug žmonių einančių į sceną ir kurie turi kur kas daugiau patirties ir proto negu aš. Kai tu tik tai pradėsi nesijaudinti prieš sceną, prieš einant į sceną, kai tik tai tu pajusi, kad tu eini į sceną tiesiog visiškai be jokių, reikia eiti į sceną, einu į sceną. Tai čia vadinasi toksai skambutis, kad viskas tau reikia baigti. Nekoncertuok daugiau. Nes jeigu tu nejauti to jauduliuko, jeigu tu nejauti, nes tas jaudulys jisai visada yra. Jisai yra mažesnis arba didesnis. Tai normalu. Jo, jisai gali būti žiauriai didelis. Parodo, kad svarbu. Jo, bet vėlgi čia yra biški tokie kosminiai dalykai, kurių nemoku paaiškinti. Nes tas jaudulys gali užeiti prieš 3 minutės, reikia lipti į sceną, tu visiškai ramus. Tu ramus kaip belgas ir tau reikia į sceną, gerai tvarko. Ir 3 minutės iki scenos jau ten, tuoj pradės skambėti intro ten, įžanga prieš. Ir tau užeina toksai nerimas ir tau pasidaro, kas dabar bus, man ne tai, kad baisu, bet tu pradedi pergyventi taip labai koncentruotai. Gali tas jaudulys būti mažiukas ir toksai palaipsniui, toksai švelnus, bet jisai visada turi būti. Aš taip savo sugalvoju. Galbūt kažkam kitam, galbūt kitaip yra. Bet man svarbu, kad tas jauduliukas būtų. Ir kol jisai yra, turbūt aš, jeigu man pasiseks, turbūt aš tol ir lipsiu į sceną. Jo. Todėl, kaip aš dabar matau sceną, scena yra, šiandien banalybių ragas, scena yra mano gyvenimas. Ta prasme, tai yra tas dalykas, nuo ko tu kartais pavargsti, kai yra, tarkim, daug koncertų. Ir iš tikrųjų tu jau galvoji, kad, jau viskas, jau, tiek pavargau ten. 4 koncertai per savaitę. Tu jau netgi gali ten atsirasti tokia mintis, kad man rytoj koncertas neturėsiu ką pasakyti, išeinant į sceną. Pasakyti perkeltinę prasme, nes, aišku, mes turim dainų, kurias mes galim sugroti, bet emociškai neturėsiu ką pasakyti. Bet po to išeini į sceną ir tu turi ką pasakyti. Ir sakau, gali būti taip, kad, tarkim, vis tiek muzikantų tie koncertai yra labiau sezoniškumas, tarkim, vasaros laikotarpį mes jų daugiau turim, po to atslūgsta tie koncertai, jų yra mažiau. Ir pavyzdžiui, daug koncertų, arba tūros koncertinis, kur daug, ir po to peikšt ir nėra koncerto. Ir tu iš vienos pusės taip, pailsėsiu, viskas, nėra koncerto, aš galiu atsipalaiduoti, aš galiu negalvoti. Ir, maks savaitę. Paskui trūksta. Ir po to trūksta, jo, tu neatrandi savo vietos, tu kažką, tai tau viskas okei, tu esi su šeima, su savo žmonėmis, ten, tu vedžioji šunį, tu pagaliau gali atsipūsti, tu pagaliau gali ten važiuoti kažkur, tai paturistauti. Bet tau kažko trūksta ir tu supranti, tu lauki koncerto, nes to reikia emociškai, fiziškai, tau reikia to jauduliuko, tau reikia to jausmo, kad po savaitės koncertas, po 5 dienų koncertas, po 3 dienų koncertas, rytoj koncertas, šiandieną koncertas, ryte pabudus, tau reikia to. Ir iš kažkokios pusės tai yra priklausomybė. Jo, ta scena yra priklausomybė. Ne dėl to, kad tu esi garbėtroška ir tau reikia išeiti sceną ir visiems pasirodyti, bet dėl to, kad tu tiesiog ten gyveni, ten yra tokia didelė emociškai dalis tavo gyvenimo. Turbūt, kad. Tai scena man yra didelė dalis mano gyvenimo ir aš labai tikiuosi, kad dar kurį laiko pabus, kol aš jausiu tą jauduliuką, arba kol, kol nesugalvos kažkas, tai kad man gana. Nesugalvokit. Kokių garsų apart muzikos dar patinka klausytis, o galbūt iš viso tyla yra tas dalykas.
Tylos kartais reikia. Iš esmės, tylos kartais reikia. Ypač, vėlgi, kaip mes kalbėjom, po koncertų. Tai turbūt kažkoks ir fiziologinis yra toksai poreikis, kad būtų tyla ir kartais tiesiog nori būti tyla. Bet čia kiekvienam žmogui kartais norisi pabūti ramybėje, tyloje, pasidėti ir susikaupti valūt su savimi. Tai čia nebūtinai turi būti muzikantų ar atlikėjų. Bet kokie garsai, tarkim, kokie yra mieli garsai, kas yra miela. Nu, man vėl tokie paprasti dalykai šauna į galvą. Tai jūros ošimos bangos. Nu, toksai paprastas dalykas, bet kuris mane visiškai magiškai veikia. Būnant prie jūros, ypač prie Baltijos jūros, kuri man yra labai svarbi, tai man žiauriai svarbus, kad tas garsas vėjo, to smėlio, kurį vėjas neša ir bangų. Tai tokia vėjo ir bangų muzika, man asmeniškai. Tai man dabar tas šovė į galvą. Užsimaniau prie jūros. Žinau. Reiks bent dainos, ar mes prie jūros pasiklausyti? Nu, tarp kitko. Tas dainos vėl, nu... Nežinau čia dėl ko. Ar dėl to, kad... Man yra žiauriai svarbi yra Baltijos jūra. Ir turbūt dėl to ir atsiranda pas mus tas daina. O mes prie jūros, čia yra daina apie Baltijos jūrą. 100%. Mes galima ją pritaikyti prie bet kokios jūros, bet čia buvo parašyta apie Baltijos jūrą. Ir pas mus apskritai yra tokių marinistinių motyvų apie jūrą. Ten kapitonai daina. Jo. Bet čia yra padaryta neapgalvojant. Tiesiog, vėlgi, kas ateina, tai mes ištransliuojant. Baltijos jūra veikia mus. Jeigu jūsų gyvenimas būtų albumas, koks būtų jo pavadinimas ir kokios dainos jame būtų? Aš nežinau, arba jūsų klausimai yra šiandieną tokie, arba aš šiandieną labai toksai filosofuojantis esu. Ir mane vėl kažkur tai neša į kažkokias erdves. Sunku pasakyti, tiesą sakant. Tai mes dabar galim tiesiog padiskutuoti, kas tai galėtų būti kiekvienam iš mūsų. Nes tai galėtų būti ir tyla. Nu, tiesiog toksai trekas, kur tiesiog tyla yra. Bet kurie irgi yra, mūsų garsai vis tiek visada supa. Čia nebent tas ausinės, tu užsidedi, nejungi muzikos, kur ten kilina tą noisus visus. Bet tada būna žiauriai nejauku turbūt, kai visiškai tyla tokia yra. Netgi kai mes užspaudžiam ausis, mes girdim kraujotaką savo. Mes girdim tą... Tai ten tie garsai mus turbūt vis tiek supa. Tai turbūt ne tyla. Arba tai galėtų būti toksai... Aš žinau, kad tai būtų, kaip ir kiekvieno žmogaus turbūt albumas, tai jame būtų tokia žiauriai eklektiškas būtų albumas. Jame būtų visko ir soul muzikos, ir klasikinės, ir thrash metal, ir drum and bass. Nu, žodžiu, aš manau, kad jo. Arba tai galėtų būti toksai playlistas, kuris nuolat būtų pildomas. Irgi gera idėja būtų albumą, ne? Tarsi kiekvieną dieną vis nauja daina. Arba, gerai, ne kiekvieną dieną. Nes... Jo, bet tai yra gerai. Vis tiek mes gyvenam, tam tikrą laikotarpį, tam tikras nuotaikas, ar ne? Tik kiekvieną dieną gal neatkintų. Kiekvieną dieną ne, čia būtų per produktyvu, per daug eklektiška. Bet mes gyvenam, vis tiek būna laikotarpis. Tarkim, mes pasakom, kad šita vasara buvo labai linksma. Ir tu tą vasarą pragyvenai linksmai, po to ten kažkoks atėjo periodas ir tai
susiję yra su tavo asmeniniu gyvenimu, su tavo aplinka, ar tu buvai su draugais, ar tu ilgėjaisi kažko tai, ar atvirkščiai tu buvai su tai žmonėmis, kurios myli labai ir tau buvo žiauriai šilta. Ir mes gyvenam tokiais periodais ir kiekvienas periodas gali būti atskira daina. Jo, labai gerai. Iš tiesų taip ir yra, iš tiesų taip ir rašomi albumai yra. Aš dabar taip pagalvoju, iš tiesų, kai tu parašai dainą, tu išgyvenai tam tikrą periodą, arba gyveni tam tikrą periodą, ir kai tu parašai dainą, tu tiesiog įrėmini tą periodą į tam tikrą motyvą ir tam tikrus žodžius. Tai taip ir rašomi albumai yra. Jo. Kai tu esi piktas, tu parašai ką nors trankaus ir tokio, kai tau reikia išsirėkti. Kai tu esi liūdnas, tu parašai kažką tai labai švelnaus ir... Tai žodžiu, aš manau, kad čia būtų pildomas ir pildomas tas playlistas, tas albumas. Turbūt, kad. Ir žiauriai eklektiškas būtų. Žiauriai. Ir mes sakau, visko būtų. Nu jo. Bet yra apie ką pagalvoti. Iš tikrųjų, mes galim dabar filosofuojant galvoti, kad dabar pats taip pagalvoju, kad kiekvieno žmogaus nepriklausom nuo profesijos, ar jis yra muzikantas ar ne muzikantas, kiekvieno žmogaus gyvenimas yra muzikinis albumas, kuris lydimas tam tikrą muziką, tam tikrais žodžiai, arba tiesiog muzika, nes muzika ir be žodžių puikiausiai gali atspindėti emocijas ir galbūt liūdnumą, arba linksmumą, arba agresiją, šilumą. Tai kiekvieno žmogaus gyvenimas yra muzikinis albumas. Iš tikrųjų, kurį mes rašom, tik tai mes jį vis kitaip parodom, bet iš tikrųjų tai gali atspindėti muziką. Žiauriai gerai išvada. Labai. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Čia buvo mūsų 11 laida. Labai ačiū Maksui, kad sutiko kalbėti. Ačiū labai. Ačiū labai jums ir man iš tiesų buvo labai geras su jumis kalbėti ir aš pats savo irgi padariau atradimų per mūsų pokalbį, už ką noriu dėkoti jums labai. Kaip faina. O iš tikrųjų dar ačiū labai, kad tai, ne tai, kad ačiū, o tiesiog pasakysiu labai trumpai, 11 laida. Aš kartais prie skaičių esu, taip, biškai prisirišęs ir ieškantis ženklų. Tai 11 laida yra labai gerai. Aš esu gimęs 11 dieną, tai man 2 vienetukai yra gerai. Jo, o 1+1 yra 2, o 2 yra apskritai mano skaičius. Tai man žiauriai faina su jumis buvo pakalbėti ir labai ačiū, kad aš praturtinau ir savo kažkokių žinių ir suvokimų bagažą kartu su jumis, bekalbant su jumis. Ačiū jums labai. Labai.